Kadaise gimė mažas berniukas ir pavadino jį tėvai Jokūbu, o senelis vos tik išvydo mažulytį kūdikėlį, pamanė: tu, Jokūbai, atrodai visai kaip mažas rausvas obuoliukas. Todėl išėjo jis į kiemą ir pasodino obelį. Augo Jokūbas, augo ir obelis. Mama maitino Jokūbą pienu, o senelis laistė obelį vandeniu, tai jie ir augo. Kai atėjo pavasaris, senelis obelį paskiepijo, o mama paskiepijo Jokūbą. Jiedu buvo dar tokie maži, kad nieko neprisimena, bet nuo to laiko pradėjo dėtis stebuklingi dalykai. Mielieji, girdėjote pasakos apie stebuklingą obuolių medį ištrauką. Visą pasaką rasite mūsų Patreon arba, jei patogiau, užsiprenumeravę Mėnulio radiją per Spotify. Nuorodas, kaip mus paremti, rasite video aprašyme. Dėkojame už jūsų paramą. Kiekvienas rėmėjas prisideda prie kūrybos.